Vilniečio ataka, kuri taipogi baigėsi klaida. Šansas Marijampolė ir 2 taškai krepšyje. Jis dabar priversti verstis be jo. Marijampoliečiai ir dabar Paulius Pedrilelė. Kartu su Pauliumi Kleiza. Šie 2 krepšininkai persikėlė į Marijampolę, o dabar atakai. Stau. Ir toliau neranda atakos teisinio Marijampoliečiai iš 3 taškų zonos meta ir namuose jie pelnė vos 9 taškus. Kol kas nerezultatyviausias kėlinys jiems buvo Šustau. Pirmieji šio krepšininko taškai. Buvo šios rungtynės Abramavičius šio krepšininko. Tuomet kad nesėkmingai. Nes yra pelnė 5 taškus ir toliau. Šiandien kamuolio krepšį Kleiza iš toli ir taip. Kleiza dar kartą iš tos pačios vietos ir dar kartą tiksliai Paulius Kleiza. Puikiai dabar pamato Čepanonį 2 prieš 2 nes Vaibras prieš Roką Čepanonį, na kaip dabar galingai ramesnį gyvenimą, aišku, sudėtingesnius pasaulius antrajame etape dabar pataiko 4 tiesiai keliaus ketvirtfinalį, o daug didesnis tiek Domarkui, tiek Rinkūnui, Otpšininkai. Domarkas ir 2 taškus į pražangą ir 2 taškai trečiajame rungtynių kėlinyje. Labutis. Ir dabar Ignas Labutis. Abramavičius iš 3 taškų zonos pataiko. Paulius Abramavičius, kokį metimą. Dominykas Domarkas, trečiojo kėlinio didvyris Vilniaus ekipoje. Imasi liepšininkams, kad jie dar gali užsikabinti iš painios rungtynių. O Ignas Labutis, dar vienas dėjimas 2 rankom. Kamuolį savo rankose vis dėlto jį pameta, o Antanas Udras pagaliau po ilgos komandos Olėto rungtyniauti jau mažiau nei 6 minutės. Kleiza, 3 taškai Paulius Kleiza. Tarsi tai dabar norėjo pasakyti Paulius Kleiza savo varžovams, bet Antanas Udras. Dabar tikrai nėra. Udras metų iš 3 taškų zonos ir pataiko. Nelabai atspindi to, kas dėjosi aikštėje visų rungtynių metu. 3 taškai ir pražanga Šustau.